Sveiki, aš Helena ir šiandien jums pradedu naują rubriką, nes pačiai yra įdomu, noriu su jumis pasidalinti mylimiausiais, geriausiais pasiūlymais, mylimiausiais gaminiais. Ir mano rankose yra 2025 metų pirmasis Oriflame katalogas, ką gero siūlo kompanija, ką gero rekomenduoti noriu ir aš jums. Taigi, 2025 metai, mes dažnai metų pradžioje kūrėme įvairiausius tikslus, svajonės ir ko mums pritrūksta, kad tai būtų įgyvendinta, pasitikėjimo savimi. Atrinkau vieną aromatą, tai yra kvapusis vanduo. Kvapusis vanduo tai yra tarpe, sakykime taip, yra pirmoji kategorija, tai vadinami adekolonai, tada yra tualetiniai vandenys, kvapieji arba kitaip tariant parfumuoti vandenys ir kvepalai. Tai čia yra tas ne kvepalai, bet parfumuotas vanduo, kvapusis vanduo ir jisai yra su afrodiziaku. Jisai ne tik tai pritrauks dėmesį priešingos lyties, bet šiuo aromato pagalba mes sustiprinsime vidinį savo pasitikėjimą. Ir jeigu tai yra tikrai intensyvus, stiprokas, su kananga kvapas, kuris suteikia mums tą tokį jėgos pojūtį. Ir jeigu jums baisu pradėti naują, nes jis dabar tikrai yra puikia kaina, visą buteliuką iš karto rekomenduoju pabandyti to pačio aromato, mažas įpakavimas, tik 8 ml ir tą patį turėti kaip kelioninį variantą, arba, sakykime, ryte pasikvepinot išeidami į darbą, išeidamos į darbą, ar kažkur į savo dieną, tai galite turėti rankinėje mažą tokį buteliuką tam, kad aromatą atšviežinti, atnaujinti. Taip pat einame toliau. Ilgą laiką kompanijoje mes rasdavome intymios higienos prausiklius tokiam įpakavime, jie į skirtingų tipų, skirtingų aromatų. Kompanija atsinaujino ir vietoj tokios pakuotės dabar turėsime tokias pakuotės. Tai yra ta pati minkštinamoji ir skirta su alaviju, organiniu alaviju, skirta visų intymiai higienai, naudojančių moterų kaip priemonė, kaip pagalbininkas procedūroms atlikti. Ir tai yra pagrindinis uždavinys, pH pusiausvyra, nėra muilo, yra prebiotikai, kurie apsaugo mikrobiomą intymios higienos, intymios srities. Ir tai yra iš tiesų pakuotės, kurios 50% yra iš perdirbto plastiko. Saugome gamtą ir aš labai džiaugiuosi tokiu kompanijos sprendimu. Taigi, minkštinamoji skirta absoliučiai visom moterim ir merginom, su alaviju, kaip sakiau. Toliau, jeigu kalbame apie paauglės mergaitės, merginas, kiekviena vis kitaip, ar ne, vadiname savo dukras, ar pačios, kurios žiūrit merginos, mergaitės, tai yra brendimo laikotarpiu iš tiesų labai svarbu tinkamai prižiūrėti intymią higieną, zoną intymios higienos ir praustis. Tikrai yra labai skalsios priemonės. Nereikia jų stipriai purkšti. Tokio buteliuko, aš skaičiavau, užtenka nuo 6 iki 9 mėnesių, priklausomai kaip dažnai prausit ar ne, bet jeigu ryte ir vakare prausiant, tikrai pakanka mažo paspaudimo, užtenka, nes čia yra 300 ml. Ir čia yra su medvilne, tai reiškia minkština odą ir suteikia tą malonų, minkšto jausmo pojūtį. Jeigu esate brandi ir einate į menopauzės periodą arba jau esate menopauzės periode, tai rekomenduoju iš tiesų išbandyti šitą ir naudoti šitą intymios higienos prausiklį. Irgi visose įeina prebiotikai, visose yra bemuiliai, jie yra ginekologiškai testuoti ir patvirtinti ginekologų. Taip pat tai yra su hialurono rūgštim. Jeigu jaučiat, kad oda yra išsausėjusi intymioj srity, tai hialurono rūgštis, persikų aromatas ir suminkštins, ir sudrėkins ir turėsite tikrai tvarkingus, malonius procedūrinius periodus tiek ryte, tiek vakare. Jeigu kalbėti toliau apie naujienas, tai norėčiau atkreipti dėmesį
į mūsų klasiką, klasikiniai buteliukai. Tai yra pieno ir medaus kolekcija. Šį kartą tai yra išskirtinėme tamsiame įpakavime ir tai yra rankų ir kūno kremas, kurį turbūt tikrai didžioji dalis 90% žmonių yra bandę, žino, tik tai baltam, kaip sakiau, įpakavime. Tai yra pienas ir medus, organinis pienas, organinis medus, yra muiliukas ir dar galite rasti kataloge dušo prausiklį, dušui skirtą prausiklį, irgi to pačio aromato, prabangos, komforto jausmui. Jeigu kalbam apie kūno priežiūrą, dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad atsinaujino pakuotės naujos ir yra 5 aromatizuoti kūno priežiūrai skirti kremai. Tai turėdavom va tokias pakuotės, dabar yra tokios pakuotės. Tikrai atsinaujinimas, tikrai yra daugiau tokios elegancijos ir aišku naujiena, nes mes žengiame ir nuolat atsinaujiname ir nuolat norime kažkokių pokyčių, naujienų savo gyvenime. Taigi yra 5 aromatai ir kuo jie yra ypatingi šitie kremai, kuo jie skiriasi nuo kitų kūno priežiūrai skirtų kremų. Jie yra aromatizuoti, tai reiškia yra įdėta 5 populiarių mūsų aromatų kvapas ir galite naudoti tiek jį atskirai ir kiekvienu mostelėjimu, kiekvienu praėjimu jūs sukelsite tokį švelnų lengvą šleifą arba jūs galite naudoti kartu, tarkim, su aromatu, nes yra ir šito aromato ir kremas, tai reiškia galite naudoti, pasipurškite išeidama, pasitepėte kūną kremu, jį sudrėkinot kūną, bet tuo pačiu visos dienos bėgyje nuo jūsų sklis malonus šleifas. Tai kitaip tariant bus 2 viename ir sustiprintas kvapas ir sudrėkinta oda. Jeigu kalbame apie sveikatą, požiūrį į gyvenimą, sveikatingumą, tai turime tikrai nuostabės, žinote, kad linija nuostabi, fantastiška mūsų Velosophy linija, maisto papildai. Ir šiandien aš noriu akcentuoti 2 skirtingus maisto papildus. Vienas yra jau, mes jį turime tikrai ne naujieną, o šitas yra naujiena. Tai kalbu apie magnį ir vitaminą B6. Tai yra 50% dienos rekomenduojamos paros normos. Tai reiškia, kitą dalį mes turėtumėm susirinkti su maistu ir magnis yra rekomenduojamas, jo reikia tikrai tom moterim, tom merginom, tiem vyram, tiem vaikinam, kurie turi problemų, sakykime, su užmigimu, kad sunkiai užmiegate, neramus miegas, ilgai naktinėjate, negalite užmigti, tai jums į pagalbą ateina magnis ir jis yra tokiam nuraminimui, nervų sistemos nuraminimui, dirglumui nuimti. Tai reiškia, jeigu jaučiatės dirglus, jeigu sunkiai užmiegate, jeigu sportuojate ir jaučiate, kad raumenų yra įsitempimas, tai vadinasi, jums reikia būtinai magnio, pastiprinti savo organizmą magnio, B6 vitaminų taip pat, kuriam sudėtyje eina. Ir tada jūs lengvai užmigsite, neturėsite raumenų įsitempimo ir neturėsite dirglumo. Tai reiškia, jūsų gyvenimo kokybė gerės. Kuo ypatingas yra magnis, tai yra šis magnis. Šiame buteliuke kuo ypatingas, va tokios kapsulytės yra, baltos kapsulytės. Ir kuo jos yra ypatingos, tai yra iš jūrinio išgautas, reiškia jūrinis magnis, tai nėra iš paprastų uolienų, o tai yra jūrinis Aquamin magnis ir jisai ypatingas to, kad lengvai įsisavina. Magnio, kitaip tariant, čia yra hidroksidas. Jeigu kalbėti apie gaminį, kurį irgi rekomenduoju nuo brendimo iki pat senatvės, tai iš tikrųjų kalcis ir vitaminas D yra įdėtas, kad kalcis geriau pasisavintų. Tai vėlgi yra jūrinės kilmės, iš jūrinių darinių gautas kalcis ir jis reikalingas, jeigu, sakykime, turime problemų su dantim, jeigu turime problemų su kaulinė struktūra. Tai vadinasi, mums reikėtų pastiprinti savo organizmą kalciu. Kodėl rodau magnį, kodėl rodau kalcį? Todėl, kad šiame kataloge ir visi gaminiai, kuriuos rodau, jie yra su nuolaidom. Į juos būtina atkreipti didesnį dėmesį. Gerai, ženkime toliau ir tada aš jums noriu parodyti, galvoju, ką čia jums parodyti. Tai yra gaminiai Velosophy, veido odos priežiūrai skirti gaminiai.
Tai yra prausiklis, švelnus prausiklis, jis irgi yra su nuolaida ir jis yra su ginko biloba ir tai yra ypatinga ši kolekcija tuo, kad rekomenduojama nuo 20 iki 35 metų, kada su veido oda ypatingų problemų nėra, bet kad ritualai būtų malonus, kad ritualai būtų tokie, suteiktų ne vien tik tai, kad mes veidų pasirūpinom, bet kad tuo pačiu mes gautumėm tarsi tokį proto ir emocijų išlengvinimą, nuraminimą ir pajustumėm per eterinius aliejus gaunamą naudą bendrai kūnui. Tai yra prausiklis, kaip ir sakiau, su ginka biloba, jis yra raminamasis, labai toks švelnus. Ir šią kolekciją naudojant reikėtų neskubėti. Ne taip, kad mes kaip kareivėliai 1, 2, 3 greitai nusiprausėme ir bėgame į gyvenimą, ar į lovą, ar į darbą ryte, ar ne. Tai čia reikėtų skirti bent kelias minutės. Lengvai uždėjau, pridedu, pauostau, gaunu tą aromatą, gaunu tą emociją, paneriu į tą ritualą ir tada vienu šūviu, antrą kartą kompanija pasirūpina, ne, apie kūno kremus kalbėjom, tai vienu šūviu gauname 2 zuikius. Tai yra, kaip ir sakiau, prausiklis. Su nuolaida šiame kataloge yra dulksna ir ji yra su Sibiro ženšeniu ir tai yra tikrai nuostabaus aromato, puikiai pasipurkšti galima ir duoda tą tokį. Va, aš iškart pakvėpinau ir tai yra nuostabu, tai yra iškart ateina emocija. Mums nereikia kažkokių specialių dar ritualų atsipalaidavimui, mes gauname tą tokią visiškai kitą emociją per odos sudrėkinimą ir plus gauname pojūtį per smegenų veiklą, nes šiuose visose Velosophy gaminiuose yra įdėti adaptogenai, kurie palengvina mums iš tiesų pasiekti norimą emociją arba kaip tik ją sušvelninti. Ir yra kaukė, jinai yra ir šveičiamoji, ir jinai tiesiog gelinė kaukė, bet turi šveičiamąjį poveikį ir tuo pačiu turi citrinų, reiškia tą tokius, sakykime, citrusai suteikia emociją, suteikia tą tokį gaivą, suteikia tą jausmą gaivos, tai tikrai veido oda, veidas ir kaklas, jūs žinot, kad reikia ar netepti, tai turėsite gerą pojūtį, gerą smagų laiką ir veido oda bus atsigavusi. O tam, kad ritualai būtų nuostabus, yra tikrai už pusę kainos labai geras akmenukas, guaša akmenukas, padaryti masažą, kurį, reiškia, ant švaraus veido tepame, pilnas internetas yra kaip naudoti, kaip teisingai skirti. Ir žinot, aš jums pasakysiu, netgi jeigu jūs nenaudosite jo labai intensyviai, su bet kokiu prausikliu pasiėmę turėsite guaša, tarkim, uždėjote priemonės nusiprausti ir toliau jūs nenuplovę veido padarysite va tokius judesius, nuleisit limfą žemyn, iš vienos pusės, iš kitos, nuleisit čia, žemyn, kelios minutės, jau jums duos efektą veido odos tonusui ir būklei. Gerai, dabar toliau, ką verta atkreipti dėmesį kataloge dar apie veido odą, tai yra dulksna su prebiotikais ir hialurono rūgštim, vėlgi papurškiu iš Novage kolekcijos, tikrai puikiai kaina, pasimkit, nes dabar radiatoriai, šildymas, šalta lauke, žvarba labai išsausina mūsų veido odą, tai su šitokia priemonė, jos nesvarbu vyras, moteris, kompiuteriai, sėdim prie kompiuterių, irgi labai išsausina, tai tikrai turėsite puikų efektą, odai neleis išsausėti ir tada jau tepsite visas priemonės. Toliau yra dar su gera kaina ir puikia alternatyva tiems, kas važiuojate į šiltus kraštus, nes tikrai mes keliaujame žiemos periodu ten, kur šilta,
Tai yra 50 SPF UVA UVB filtras, reiškia spinduliams prislopinti, neleisti mums kenkti mūsų odai. Tai yra kremas ir jį turėtume turėti. Taip pat šį kremą reikėtų naudoti absoliučiai kiekvienam, kas naudoja agresyvesnės veido odos priežiūras. Kaip žinia, žiemą mes dažnai naudojame retinolį, žiemą mes dažnai naudojame vitamino C priemonės, kažkokias einame, kada saulė netokia aktyvi. Tačiau dienos metu, jeigu naudojate priemonės tą kursą, netgi nevažiuojate šiltus kraštus, tepkite sustiprintai 50 SPF filtrus, tam, kad neatsirastų pigmentacijų ir neatsirastų pigmentinių dėmių. Taip pat šiame kataloge yra keturiems naktiniams iš Novage kolekcijos kremams yra 50%, apie 50% nuolaida. Tai yra, galite pabandyti Novage Plus arba Novage ir pasimti vien tik naktinį kremą ir pasižiūrėti, yra jautriai odai, yra brandžiai odai ir yra įprastinio amžiaus ar įprastiniai odai, vieni su SPF, naktiniai, be SPF, lengvos arba, sodrios tekstūros, priklausomai ko jums reikia. Ir taip pat noriu jums atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį noriu atkreipti į tikrai fantastišką pasiūlymą, tai yra kapsulės. Veido odos kapsulės, dabar jos yra tokiam ribotam leidime, tokiam įpakavime, 30 kapsulių vienoje pakuotėje ir tai yra tokios kapsulytės, kurias mes dažnai vadiname žuvytėmis, jos taip atrodo, jas vadiname dažnai stebuklingomis auksinėmis žuvelėmis. Tam, kad gautų mūsų veido ir kaklo oda, galime suvesti kursą, kad gautų 6 natūralius aliejus, kad reiškia mes odą taip gerai pasirūpintumėm, kad oda gautų maitinimą, drėkinimą, kad oda iš tiesų būtų sustiprinta, pamaloninta, atsigautų ir labiausiai tai svarbiausia dabar yra su tom kapsulėm mes pamaitiname. Ir labai dažnai šitas gaminys yra tarp topinių gaminių iš visame pasaulyje. Reiškia, tai yra 6 natūralūs aliejai, kaip naudoti. Nulaužiame galiuką, paspaudžiam čia galiukę, kad nebūtų irgi priemonės, nulaužiame ir ant švariai nuplautos odos tiesiog sudedam, ištepam ir toliau dedame naktinį kremą, nes labiau rekomenduoju nakčiai. Lygiai taip pat galima ir dienai. Jeigu yra žvarba, jeigu yra šalta lauke, jūs galite kaip apsaugą dėti šitą, nes čia nueis į gilesnius odos sluoksnius, galite tepti tokias kapsulytės ir ant viršaus vėl įprastinį, dieninį kremą. Ir jau nereikėtų serumo naudoti, bet aš esu bandžiusi ir su serumu, ir su kapsulytėm. Žinote, kuo daugiau odai duodame, tokio įvairumo, tuo jinai ilgiau mus džiugina savo gerą išvaizdą. Tai dabar vėlgi yra tikrai puiki kaina šitų kapsulyčių. Pasimkit ir palepinkit savo odą. Jeigu tęsėme pokalbį apie veido odos priežiūros rutiną, tai noriu iš tikrųjų parodyti naujieną. Tokioj dėžutėje yra daugkartinio naudojimo pakių, padukai, kaukės, kaip reikėtų naudoti. Tai yra iš tiesų patepame, vėlgi viską darome, jeigu galbūt patepame, tai viską darome, žinokim, kad ant švarios odos. Patepame pakių odą kremu, įprastiniu kokį naudojam, dedam tokį paduką ir einam relaksuoti 15 minučių. Mylima muzika, svajojam, prasukam, manifestuojam, prasukam savo svajonės, bet skiriame savo 15 minučių. Tai gali būti prieš miegą, tai gali būti dienos bėgyje, 2 padukai, paskui vėl švariai mes nuplaunam, išdžiovinam, pridedam ir turime tokią dėžutę stebuklingą savo pakių odai išsaugoti. Dar viena yra naujiena iš veido odos rutinos, tai yra įdėta į maišelį ir dar maišelis, o tame maišelyje instrukcija kaip naudoti. Yra instrukcija kaip naudoti, tai yra taurelės veido odos, reiškia atlikti mikrocirkuliacijai, pagerinti, kitaip tariant, tokiam mini masažui. Ir čia yra instrukcija, yra 2 didelės, 2 mažytės ir tikrai pasižiūrėsit, kaip reikėtų daryti
kokie yra judesiai, viskas yra įdėta ir galite turėti dar vieną ritualą veido odai prižiūrėti. Jeigu prisimenat, kalbėjau apie magnį, kad magnis yra reikalingas tiem, kurie sunkiai užmiega. Tai tam, kad miegas būtų kokybiškas, nes jeigu mes gerai išsimiegame, jeigu mes pakankamai ir gerai išsimiegame, mes turime sveiką, ne tik tai emocinę būklę, bet mes turime ir daug geresnę savo šiaip fizinę sveikatą, nes tokiu būdu mes iš tiesų dar turime ir lengvesnį procesą lieknėjimo. Reiškia, mes nepriaugame svorio, nes organizmas yra pailsėjęs ir jam nereikia papildomai gauti kalorijų tam, kad išlaikyti energijos kiekį. Tai, kad miegas būtų kokybiškas, kompanija šį kartą tikrai labai nudžiugino, nors iš pradžių man atrodė, kad kažkaip nieko ypatingo. Tokia dėžutė, Velosophy, vėlgi linijos. Ir tai yra minkšta, jeigu jūs galėtumėte pačiupinėti, kokio švelnumo, kokio minkštumo yra kaukė. Ir tokia, atrodo, kaip kaukė, ne? Tai dedama šitaip, užspaudžiam, minkšta, patogi, padarome tamsą visišką, kad galėtumėm kokybiškai ir gerai pailsėti ir kokybiškai ir gerai išsimiegoti. Tai tikrai irgi tokia naujiena ir dar tikrai aš niekur nemačiau, man neteko matyti tokios. Tai išbandykit dėl savo kokybiško miego. Keletas dar gaminių, į kuriuos noriu atkreipti dėmesį, tai jūs žinote, kad mes turime tušą, Wonderlush tušą, kuris yra pats vienas iš populiariausių top 3 visada būna kompanijos produktų pardavime. Tai kas 1 sekundė yra nuperkamas tušas ir pasaulyje. Lietuvoje, jeigu gerai prisimenu, kas 3 sekundės ar kas minutė, gal tarkim, tegul bus kas minutė yra nuperkamas toksai tušas. Mano rankose yra ir katalogija, jisai yra su tikrai puikiu pasiūlymu, puikia kaina. Tai yra 17 jubiliejaus, tai yra ikoninis gaminys, 17 jubiliejaus tušas, kuris silikoninė galvutė, kuri ir vienas, reiškia, šepetėlis, viena pusė yra trumpi šereliai, kita yra ilgi. Tai ir tankina, ir užriečia, ir išilgina, ir pamaitina. Todėl ir vadinasi 5 viename. Ir naujiena šiame kataloge yra, kad jūs galite rasti įprastinį tokį tušą tik tai jubiliejinėme supakavime 17 gimtadienio, bet jūs galite rasti dabar XXL blakstienas darantį tušą, irgi Wonderlush XXL. Na ir labai noriu rekomenduoti, žinot, kada ten tikrai yra ir aromatų pasirinkti, yra visko labai daug. Aš atrinkau tai, ką aš matau įdomiausia. Tai yra veido odos rinkinys, kuris yra 4 gaminiai ir jį galima gauti viso labo 4 gaminius. Tai yra Love Nature kolekcija, tai yra tikrai tokie labiau, sakyčiau, jaunimui arba super veganams, super ekologiją mylintiems žmonėms. Tai yra su ananasais ir alijošium rinkinys, viso labo 4 gaminiai, tik 17 eurų. Tai irgi galite rasti katalogę šitą pasiūlymą. Ir yra 2 pasiūlymai, jeigu pratęsiant Love Nature, tai yra dušo žalia, kur irgi tikrai puikia kaina. Čia yra su ekologiškom braškėm. Ir ką reiškia Love Nature? Love Nature tai reiškia, yra formulės tokios, kurios yra mikroorganizmų suskaidomos. Tai reiškia, galite drąsiai praustis ir netgi atviruose vandens telkiniuose ir nepakenksite gamtai. Tai yra, reiškia, dušo žalia. Ir vieną paskutinį gaminį, apžiūriu, ką čia esu pasėjęs, turbūt tikrai, ne paskutinį, bet, sakykime, prieš paskutinį, taip galėčiau vardinti. Gaminį turiu, tai yra dantų pasta, kurią labai rekomenduoju, be fluoro, ir tai yra su natūraliais aliejais, jautriai dantų odai. Aš galiu pasakyti, mano mama visą gyvenimą turėjo jautrias dantenas ir pirkdavo specialiai, brangiai labai mokėdavo už pastas.
ir aš jai parodžiau šitą pastą, sakau, mamit, aš išbandžiau, man labai patiko, labai gerai nekraujuoja dantenos, nebūna jokių problemų, labai švelniai, nereikia ten, kai žinot, kaip plauna, atsargiai tą šepetuką, nereikia to daryti, nes tikrai yra fantastiškai švelni, maloni priemonė ir labai už protingą kainą dabar šiame kataloge tikrai yra jam nuolaida šiai dantų pastai. Ir kas dar man patinka, kad tas pojūtis, kai išsiplauname su mūsų dantų pastomis, tai yra pojūtis gaivos. Ir labai patiko viena pažįstama, kuri pasakė, kai išsiplauni su jūsų dantų pasta ir geri kavą, tai jauti kavos skonio, o ne dantų pastos. Tai manau, kad tikrai yra toks puikus įvardinimas. Ir paskutinis gaminys, tiksliau kolekcija, kurią noriu parodyti, tai yra šiame kataloge. Šiltiems, jaukiems vakarams susisukti. Yra tokia skraistė su kapišonu, su meškučio ausytėmis. Labai smagu užsimetus sėdėti ir, sakykime, galbūt prie židinio, galbūt prie televizoriaus ekrano, galbūt prie kažkokių mokymų, o galbūt vartant katalogą ir žiūrint, kogi aš norėčiau, nes aš nepaminėjau nei apie makiažo priemonės, o jų tikrai yra daug. Ir dar viena tokia puikia tos kolekcijos, papildymo meškučio kolekcijos, tai yra tokios, nežinau, didelė šlepetė, tai pavadinčiau. Abi kojas sukišam, pastatom ant žemės ir šiltai, maloniai mūsų kojos jaučiasi. Na, o visiems tiem veido ritualam, jeigu jums patinka šita kolekcija meškučio, tai yra raištis, galvos raištis, kada mes galime pasidaryti tokį, užsidėti meškučio jausmą, turėti su gumytė raištis. Tai tiek naujienų, tiek mano rekomendacijų. Po aprašyme po video rasite puslapius, kuriuose šitie gaminiai yra ir rasite kainas, kiek kas kainuoja dabar. Tai ačiū ir iki kito karto.